apibendrinant, komentaras labai aiškus ir paprastas. Laimėjo šiandieną stipresnė komanda, su kuo aš varžovus ir sveikinu. O kalbant detaliau apie pralaimėjimo priežastis, tai labai silpnai sužaidėme puolime, išeikvojome daug jėgų, tai nedavė rezultato, ir po trupučiuką pavargom ir varžovai to pasinaudojo ir nugalėjo. Varžovų treneris minėjo, kad pergalę lėmė drausmė jo komandos. Kaip manot, ar jūsų komandai irgi trūko tos drausmės? Nepasakyčiau, kad trūko ypatingai drausmės, vyrai stengiasi iš visų jėgų ir darė, ką galėjo, tačiau pritrūko šiek tiek fizinių jėgų. Varžovų komanda jautėsi, kad apskritai jie yra jaunesni ir šiuo metu fiziškai geriau pasiruošę. Mano nuomonė, tai buvo didelis akstinas jiems laimėti. Laukia rungtynės dėl trečiosios vietos. Ar tas pralaimėjimas namie toks gan skaudus paveiks kažkaip psichologiškai, ar surasit jėgų? Aišku, stengsimės mažajame finale, atiduosime visas jėgas, kad iškovoti medalį. Pralaimėjimas šiek tiek skaudus, bet vyrai yra subrendę ir manau, kad su psichologiniu jauduliu susitvarkys. Vis dėlto praėjusiais metais tapote vicečempionai, šiemet prašiau pasirodėt, kaip vertinate jų sezoną? Sezonas šiek tiek buvo sunkesnis negu pernai. Nepilnai įgyvendinome dėl tam įvairių objektyvių priežasčių treniruočių procesas nepilnavertis buvo. Ir turbūt dėsningai, kad šiemet šiek tiek rezultatas yra menkesnis negu pernai. Taip pat reikia neužmiršti, kad komanda yra gan solidaus amžiaus vidurkis. Taip, metai irgi nedadeda. Taip, kad ateičiai reikėtų galvoti apie komandos atjauninimą. Ar tiesa, kad kai kurie žaidėjai šiandien tiesiog iš darbo atėjo į rungtynes? Taip, yra mūsų komanda, pasakyčiau, tikrai mėgėjiška. Žmonės turi darbus, po darbo ateina į varžybas, lygiai taip pat ir į treniruotės, ir atiduoda visas jėgas ir mes jais didžiuojamės ir džiaugiamės tuo. Ačiū. Sunkios psichologiškai rungtynės, tačiau pavyko vis dėlto iškovoti kelialapį į finalą. Kokios jūsų mintis po finalo? Lietuvos pusfinalinės varžybos, aišku, visos 4 komandos stiprios ir kažkaip keistai atrodo, kad nei Alytus, nei Vilnius namuose negali reikiamo lygio sužaisti rungtynių. Mes Vilniui pralaimėjom, čia 2 laimėjom rungtynės, bet manyčiau, kad šitos rungtynės buvo aukšto meistriškumo lygio. Abi 2 komandos ir stengiasi, ir labai kovingai žaidė, net momentais ir grubai žaidė. Tačiau manyčiau, kad Vilnius sužaidė truputį greitesnį rankinį sužaidė ir ypatingai skirčiau mūsų komandai žaidybinę drausmę. Labai gerai suvadovavo Vaidas Trainavičius visiems atakoms, visoms pavyko kontrataką, o alytiškiai šį kartą sužaidė silpniau gynyboje. Jie buvo labai stiprus gynyboje Vilniuje. O šiandien jie žaidė gynyboje silpniau negu Vilniui buvo laimėję rungtynės. Ir manau, kad tikrai neblogo lygio rungtynės, šitos abiejos rungtynės galėtų papuošti net ir Lietuvos finalinės rungtynės. Atkakli kova vyrai iki antro kėlinio vidurio. Kas būtent nutiko tada, kad pavyko nutolti? Mums pavyko kelios greitos atakos, tai labai žlugdo varžovus, tai kaip visą laiką, nes čia vadinami lengvi įvarčiai. Mums pavyko tų lengvų įvarčių ir matomai tas ir psichologiškai net alytiškius sužlugdė. Finalas, rytoj kitas pusfinalis, ko norėtumėt, ko tikitės finale, ar nesvarbu ką įveikti? Nemanau, kad kuri ten bus komanda favoritai. Ten bus jau tokia pati, manau, kad kova, kaip ir šiandien buvo Alytui, nes čia tikrai buvo gera kova. Ir finalas yra finalas, žinot, jeigu
kuri komanda ir geriau psichologiškai pasiruoš, kuri darys mažiau klaidų, kuri kovos geriau, ta komanda ir laimės. Nemanau, kad kuri nors komanda bus favoritai finale.